laukia mūsų įdomios, be jokios abejonės rungtynės, nes susitinkam turnyro lentelės kaimynai, susitinka komandos, kurios turnyro lentelėje, jis yra visai greta. Smūgiuoti į vartus galbūt dabar Darius Cibulskis ir štai taip, Edvinas Gertmanas kamuolį gaudo. Šis standartinė situacija, į baudos aikštelę siunčiamas kamuolys, ten Dragunevičius smūgiuoja, dar vienas smūgis į vartų plotą. Čia perdamas į baudos aikštelę, Vytautas Dragunevičius smūgiuoja, Donatas Mikučionis kamuolį gaudo. Tai na va, tokia situacija, turi mušti įvartį, žaidimas ranka Liekiai, ne? Na, tiesą pasakęs, tikrai atrodė, kad Mantas Liekis sužaidė ranka. Gunevičius, perdavimas link Kęstučio Balčiūno, Balčiūnas baudos aikštelėje kamuolį gauna. Dabar ko visą tai baigsis, Kęstutis Balčiūnas reikia arčiau vartų, Titas Vitukynas 1-0, jokios nuošalės nebuvo. Puikiai žaidžia Alytaus Dainava šioje situacijoje. Ir Titas Vitukynas puikiai dabar tiesiog įkirto, bravo. Šiam jaunam vidurio saugui ir Nabieva. Smagiai žaidžia. Perdavimas Cibulskiui, nuošalės nėra, Darius Cibulskis ir traukia. Traukia jaunasis Edvinas Gertmanas. Dabar Malkevičius dešinėje prieš Danielį Gunevičių. Puikus perdavimas. Čia Maksimas Lukaševičius baudos aikštelėje, jo perdavimas. Smūgis Malkevičius ir jokio pavojaus vis tik nėra. Dabar pavojingas momentas. Pavyksta apsiginti Deividui Padaigiui. Mirtina klaida, nu taip negalima gintis. Trauka į kraštą. Perdavimas į baudos aikštelę, trauka ir trūksta labai nedaug. Malkevičiaus puikus perdavimas. Nabievas smūgis. Terminatas Mikučionis savaime suprantama, kad čia labai geras perdavimas. Oi, Lukas Sendžikas. Dar vienas perdavimas. Sendžikas prieš vartininką. Ir Edvinas Gertmanas. 10 balų iš 10. Geras perdavimas. Kęstutis Balčiūnas! Oi, koks gražus įvartis būtų buvęs pelnytas, tačiau galima kažko ir nepamatyti. Janilionis štai taip šauna tiesiai į vartus. Išties vidurė Žonas Marijo, perdavimas į priekį, plotą, labai neblogai viskas sumanyta. Puikus šansas ir dar puikiau žaidžia Donatas Mikučionis. Trenerio čia Mindaugas Trauka. Ką sugalvos Dainava? Darius Cibulskis į baudos aikštelę pabando taip. Nekštė kamuolį grįžina. Sendžikas nusisukęs, duoda kamuolį Balčiūnui. Balčiūnas pabėga nuo Vulpės. Vulpė grubiai klysta. Kęstutis Balčiūnas baudos aikštelėje pats smūgiuoja. Ir vėl puikiai žaidžia Edvinas Gertmanas. Na, tikrai, aš žaidžiu labai neblogas rungtynes. Čia bandymas štai taip smūgiuoti į vartus. Prie kamuolys. Atstovas Žydrūno Mačaitė. Dabar viskas yra verčiama, kad Savickas suprastų. Kamuolį gauna. Trauka perdavimas Balčiūnui. Balčiūnas prieš du varžovus. Geras perdavimas. Čia šansas ir kažkas nesuvokiamo, kad rezultatas būtų kitoks. 1-0 vis tiek. Tenka pripažinti, jog o čia įvartis yra įskaitomas. Ar nėra įskaitomas? Turbūt, kad nėra įskaitomas įvartis ir pražanga fiksuojama prieš vartininką. Ir man tai pasirodė. Deividas Padaigis į baudos aikštelę. Smūgis galva ir 2-0. Ir 2-0. Štai taip išsiveržė į priekį. Štai šiose rungtynėse. Taip, nuošalės nėra. Nuošalės nėra. Ir kuo visą tai baigsis? Balčiūnas puikiai žaidžia. Puikiai žaidžia Kęstutis Balčiūnas. Ir 3-0. Na, gražiai dabar išmaudė gynėją. Ir siunčia kamuolį į vartų tinklą. Rokas Janilionis. Ties vidurėje Balčiūnas. Dar vienam įkertančiam žaidėjai. Dar vienas šansas. Jeigu nepavyksta šį kartą įmušti, ataka nesibaigė. Sendžiko smūgis. Puikus. Sakyčiau, užsuka kamuolį klastingais. Gali džiaugtis, kad komanda demonstruoja smagų žaidimą ir tikrai pirmauja. Ir didelis stebuklas turėtų įvykti, kad komanda laimėtų čia. Wow, Darius Cibulskis štai taip per save smūgiuoja ir siunčia į gilų nokautą. Nokautą dabar Tauragės Tauro komanda. Žudiko instinktu pasižymi Darius Cibulskis, smūgis nuostabus. Jau pasitvarkė kamuolį. Dragunevičius atmeta kamuolį, Lukaševičiaus smūgis ir
Puikiai reaguoja, Mantas Marčiulis. Rungtynės baigėsi, Dainava 4-0.